Sveiki, darau šitą video dėl agento darbo. Kas nori, kas domisi, tai pas mus yra tokia pozicija, kur galima išmokti dirbti agentu, dirbti perikūpu, paraleliai irgi išmokstama. Taip pat išmokstama daryti keitimus žmonėms iš namo į butą, iš didelio aukšto į žemesnį ir panašiai. Ir smagiausias užsiėmimas yra priiminėti turtą dovanų. Ten irgi yra menas, tai nėra taip lengva ir paprasta. Reikia žinoti, ką imti, ko neimti, reikia žinoti, kaip rasti tų žmonių. Tai visą tai mes išmokiname ir darbas yra su reklamuotojų komanda. Jums nereikia daryti reklamų, tai atlieka marketingo skyrius. Jums reikia padaryti susitarimą su žmogum ar kažkokiu tai būdu gauti turtą, kad jums dovanotų, pavyzdžiui, ar parduotų ten pigiau, jeigu perikūpo daro trolę ar kažką. Tai paduodat reklamuotojams ir jie randa pirkėjų. O po to lieka derybos ir pas notarą jos nuvesti. Tai vat, šitie dalykai išmokstami pas mus. Yra 3 planai. 2 iš jų yra mokami ir 1 yra nemokamas. Vienas yra numeris 1, 2000 pinigų į priekį. Tada gaunate mokymus video įrašyti visokie, taip pat gaunate nuotolinių pagalbą. Tai nuotolinių reiškia, kad kai jūs nuvažiuojat pas klientą, norit pristatyti sutarties sąlygas, paaiškinti, kaip čia mes dirbame, taip toliau, tai padaro nuotolinių agentas, patyręs agentas, aš ar kažkuris mano kolega. Jeigu reikia važiuoti į vietą, pradžioj būna sunku, tai važiuojam į vietą. Kai susimokėjęs žmogus yra 2000, agentas taip pat bent 1 dieną į savaitę nuvažiuoja pas klientus pasirašyti sutartį ir sukalbėti viską kartu. Antras planas yra 1000 pinigų. Susimokėti reikia į priekį. Tada jūs gaunate viską, visus mokymus, bendradarbiavimą, viską, tik tai gyvai susitikimų negaunate. Tai yra pas klientą nevažiuosim kartu, pas klientą nuvažiavus galima jungti mane ant garsiakalbio arba vaizdo skambučiu. Aš į visus klausimus atsakau, aš viską moku mintinai, pardavimo turiu virš 100 objektų parduota, turiu daug žinių bagažo, patirties, viską paaiškinu ir kai žmogui nelieka jokių klausimų, sakau, rašykite sutartį. Arba sakau, su šito žmogum nesusitarsim, eik pro duris lauk. Tai įsiaiškinu, čia mūsų klientas, ne mūsų klientas ir tokiu būdu jūs mokotės. Po to, po kažkiek kartų jūs jau mokėsite patys, jau nereikės man skambinti arba reikės labai minimaliai kažką paklausti. Tai čia antras planas yra už 1000. O jeigu norite nemokamai, bet jūs norite dirbti, esate darbštus žmonės, ar ne, tai reikėtų suorganizuoti susitikimus man. Suorganizuojat susitikimą su turto savininku, būtent kad savininkas turto, jūs atvažiuojat ir man paskambinat, suderinat, kada man atvažiuoti, aš atvažiuoju. Ir pasirašau sutartį aš pats. Tai kol pasirašysiu 2 sutartis, jūs organizuojat susitikimus. Ir tuo pačiu mokotės. Tos pirmos 2 sutartis bus mano. Ir bus jums užskaityta kaip susimokėjimas. Mes nemokamai visiškai neimam žmonių todėl, kad daugelis sugaišina mūsų laiką ir tol, kol jie išsiaiškina, kad jiems ar per sunku, ar dar kažką, tai mes norime konkrečių rimtų žmonių. O ten susimokėję 2000, jūs pirmas 2 sutartis padarysit, 2, 3, jeigu pigesni objektai, parduosit ir tie pinigai jums grįš atgal. Ar tai mėnesio bėgi, ar 2 mėnesių bėgi, tai gausis. Bet tie pinigai jums grįš atgal kartu su patirtimi, kartu su žiniomis ir jau tada žinosite, ar jums verta tai kartoti, ar jau būsit atgavę savo pinigus, ar jau nebekartoti, nepatiko. Pavyzdžiui, ten būna kai kurie žmonės jaučia diskomfortą kalbėdami, susipažindami su naujais žmonėms, ten belstis į duris žmonėms, arba kartais reikia ieškoti bendraturčių kai kurio turto, ten eiti per žmonės, kalbinti juos. Jeigu tai kelia diskomfortą, žmogus tada renkasi, o gal man čia dirbti, gal reklamos skyriui, gal man prie kompo sėdėti labiau patinka. Tai mes jau po to nukreipiam, jeigu vis dėlto nori dirbti su nekilnojimu, bet nori sėdėti namie, pavyzdžiui. Tai čia irgi yra kitas skyrius, tada
mes jį tenai nusiunčiam, jeigu žmogus nori dirbti. Bet paprastas atsakymas, kodėl mes neimam tiesiog nemokamai, kad va imk ir dirbk, todėl kad sugaišina mūsų laiką, mes vis tiek juos mokom, jiems atsakinėjame klausimus, kalbame su jais, gaištam savo laiką, kur galėtume eiti daryti pardavimus per tą laiką. Tai dėl to mes imam tą mokestį, kad būtų kaip ir mums negaila skirti laiką ir žmogus būtų labiau motyvuotas. Nes jeigu jis jau sumokėjo pinigų, reiškia jis tikrai yra motyvuotas ir jisai tikrai dirbs bent jau tol, kol atgaus savo sumokėtus pinigus darbu. Tai va. Tai mes tokiu būdu filtruojame žmonės tiesiog. Tai va. 3 planai. 2000, 1000 ir nemokamai, bet jūs turite suorganizuoti man susitikimus su turto savininkais. Tol, kol turėsiu 2 sutartis. Tai va. Norit, skambinkit, rašykit. Domina kažkuris variantas iš tų. Pasižiūrėsim. O per tą laiką, kol jūs bandysit organizuoti man susitikimus, aš išsiaiškinsiu, ar jūs tikrai galite dirbti šitą darbą ar ne. Kodėl būtent tokia užduotis? Todėl, kad tai atneša pinigų man ir įmoniai. Mes galime užskaityti kaip įmoką. Ir taip pat mes pamatome, kaip žmogus dirba, kaip jis komunikuoja, ar jisai darbštus ar ne. Nes daugelis po pirmos užduoties tiesiog dingsta ir prapuola, nes jie nebedaro. Jie jau susidūrė su pirma užduotim ir nedaro, reiškia, oi labai gerai, kad jis dingo dabar, mes daugiau su juo nedirbsime niekada. Todėl, kad tai pasako daug apie žmogaus tipą. Tai va. Tai čia kalbu apie tą nemokamą planą. O visi nori nemokamai dažniausiai. Čia, manau, yra sąžininga. Porą sutarčių suorganizuojat man. Tai gali būti ir 10 susitikimų, kol aš sutarčių porą pasirašysiu. Nes ne visą laiką nuo manęs priklauso, norės žmogus ar nenorės, ar sutampa jo situacija su mūsų paslaugom ir mes tikrai galime padėti. Ne visiems mes galime padėti. Kai kurie po konsultacijos, po susitikimo atkrenta, nes, pavyzdžiui, įsiaiškina, kad jų lūkesčiai nerealūs arba ten sąlygos nepatiko ar dar kažkas. Reikia juos atrūšiuoti, nes mes imam tik tai rimtą įsipareigojimą. Jeigu žmogus nenori rimtai įsipareigoti, mes su juo nedirbame. Tai va. Skambinkit, išmokinsim ir iki.